vakar buvo klientė, sako, kuo daugiau uždirbu, tuo daugiau išleidžiu. Ir sako, galo nėra. Vis daugiau uždirbu, vis poreikiai ir išlaidos lenkia netgi kartais pajamas. Kad ir ką žmogus darytų, visą laiką jisai leis pinigus ten, kur jam atrodo yra vertingiausia pagal jo aukščiausius gyvenimo prioritetus. Ir sąmoningai jisai gali daug dirbti, daug uždirbti, gali ten planuotis biudžetą, bet pasąmoningai jisai vis tiek ras būdus, kaip tuos pinigus išleisti tiem aukščiausiam savo prioritetam. Kaip galima keisti savo vertybės, tai galima edukuotis, nuolatos tobulėti. Finansinis raštingumas gali pakelti kapitalo auginimo vertybę, turto kūrimą į aukštesnius prioritetus, kažkokie skaudūs išgyvenimai, jeigu pavyzdžiui šeimos nariai, tėvai neturėjo pinigų ir dėl to išsiskyrė galbūt, tai tokie skaudūs išgyvenimai taipogi turto auginimo vertybę pakels aukščiau pas mus hierarchijoje. Požiūrį galima keisti pačiam savarankiškai, didesnę svarbą suteikti būtent kapitalo auginimui. Be viso to, tai galima daryti ką nori, vis tiek pinigai ras kelią iš jūsų sąskaitos, iš jūsų piniginės į tos dalykus, kurie jums giliai širdyje yra patys svarbiausi.